Panevėžyje nuolat įgyvendinami įvairūs investicijų projektai. Vienas jų – saulės elektrinės įrengimas ant Žemynos progimnazijos stogo, kurie aprūpina mokyklą žaliąją energiją, tai prisidedama prie ekologiškų idėjų puoselėjimo mieste. Žemynos progimnazijos direktorius Vidmantas Vilutis sako, kad saulės elektrinės įsigijimo procesas vyko pakankamai ilgai. Viešieji pirkimai, konkursinės sąlygos, techninio projekto parengimas užtruko praktiškai metus laiko. Bet viskas sklandžiai pavyko, savivaldybės miesto taryba pritarė, išskyrė tam pinigų, o skirtos lėšos, laimėjom aplinkos apsaugos ministerijos projektą. Visa bendra projekto vertė buvo 207 000, kuriuos laimėjom, bet elektrinę pavyko nupirkti šiek tiek pigiau, 187 000, tai miesto savivaldybei teko prisidėti 40 000 ir sakykime, po gerų 1,5 metų saulės elektrinė nuo birželio 1 pradėjo veikti. Vasarą turėtų pagaminti apie 20–25 000 kilovatų. Sunku dabar kažką dar pasakyti, nes birželis ir liepa, tai tik birželio ir liepos matom tokias suvestinės, o šiaip apie bendrą tokią naudą, tai galėsim tikriausiai pakalbėti po metų, kai matysim visą tą galutinį rezultatą. Žemynos progimnazija viena daugiausiai elektros energijos sunaudojančių mokyklų mieste. Energija mokykla tai praktiškai visa pasinaudoja ir mokyklai tai yra ypatingai efektyvu, bet kadangi yra kartu, kaip matote, ten baseinas, o baseinas jis dirba visas 24 valandas per parą ir tamsiu tuo paros laikotarpiu ir ten yra galingi siurbliai veikia, aeravimo visos sistemos, rekuperacinė sistema, elektros naudojama labai daug, tai dalį tos elektros energijos, aišku, tenka pirkti, neužtenka tai, ką pagamina mūsų elektrinė. Tai pirmoji Panevėžio miesto mokykla, kurioje įrengta saulės elektrinė.